paprašysiu apžvelgti šias dienas, visas praėjusios trumpai. Galvojai, gal bus sudėtingiau, galvojai, gal bus lengviau. Pradėsiu nuo to, kad aš nežinau savo rezultatą. Jo nežinojau vakar ir nežinau šiandien. Prašau, 60 liktai trečias, ar 60? Šiandien. Tai pažiūrėk, kaip mes stabiliai važiuojam. Pirmą dieną mes buvom 68, paskui buvom 58, paskui buvom 63, dabar 63. Mes stabiliai važiuojam į savo vietą, išskyrus tą antrą dieną, kai turėjom bėdų ir kai iš tikrųjų praradom, turbūt galvoju, kad net gal 18 valandų ir gal net biškai daugiau. Tai jeigu ne ta diena, tai manau, aš būčiau labai patenkintas, bet ta diena irgi yra Dakaro dalis. Kiekvienas turi suvalgyti savo šūdo dozę čia, Dakare. Mes ją gavom antrą dieną, kiti gauna dabar. Bet viskas vis tiek išsilygins, plius minus. Automobilio būklė. Kaip jis atlaikė šias dienas Dakaro? Mes dabar jau labai jį saugom. Ta prasme, po to gedimo, kurį mes patyrėm antrą dieną, iš tikrųjų, supratom, kad automobilis yra per lainas, per silpnas laikyti tokį tempą, kokį aš norėčiau. Tai dabar mes numetėm tą tempą, važiuojam smagiai, su vėjeliu, bet saugom, nes suprantam, kad jeigu dar būtų toks vienas gedimas ar du, tai ne tik rezultatas, bet greičiausia, kad ir Dakaras būtų po klaustukų. Tai vis dėlto tikslas buvo su tuo automobiliu, nors jis ir yra labai nebrangus, davažiuoti iki finišo ir maksimaliai pasistengti kažkokį rezultatą parodyti. Tai tą ir bandom daryti, žinai, manau, kad tų savo nusistatymų ir laikysimės. Pačiam teko matyti Dakarą ir važiuojant automobiliu ir dalyvaujant su kitų komandų vadovams. Palyginti šį Dakarą, jisai lengvesnis, sunkesnis, ar tai nesulyginami ar sulyginami dalykai su kitais? Kiekvienas Dakaras yra savotiškai sunkus. Šitas Dakaras irgi nėra išskirtinis, jis nėra nei lengvas, nei sunkus. Visi Dakarai yra sunkus, absoliučiai. Lengvų Dakarų nebūna. Kiekvienas turi savo razinkas kažkokias, žinai. Pavyzdžiui, vienais metais per Patagoniją buvo 2009. Ten buvo labai daug dulkių, ten visi korėsi ant tų dulkių. Buvo labai daug fešfešo. Dabar buvo ne vieni metai, kai būna labai didelis karštis. Pavyzdžiui, šiemet irgi yra tie metai, kai, pavyzdžiui, kelios dienos labai aukšta temperatūra ir automobiliai, tikrai. Tu matai, kad pusė lenktynininkų stovi, kaip ir tu stovi ir laukia, kol kažkas atauš ar kažką tvarkosi, nes tas karštis labai, sakysim, išdarko visą važiavimo tempą. Technika, aišku, jeigu jinai yra ruošta Lietuvoje, tai gali įsivaizduoti, kaip yra sunku prognozuoti, kas tai technikai darysis, kai bus 45, pavyzdžiui, laipsnių temperatūra. Dakarai visi biški skiriasi, bet sunkus šitas, bet jis nėra sunkesnis už kitus. Aš kaip ir sakiau, mano nuomonė, sunkiausi Dakarai buvo Afrikoje ir jie ir turėtų būti Afrikoje. O šitas labai sunkus pakabai, labai daug akmenų. Ir ta linkme nuėjo, kad iš tikrųjų nėra smėlio, nėra kopų, kas gal iš vienos pusės ir palengvina, bet iš kitos pusės labai pakabai apkrova didelė, nes važiuoji šimtai kilometrų vien per akmenis ir jeigu nori laikyti kažkokį tempą, tai pakaba kenčia žiauriai. Tai ir pas mus detalės jau eina beveik į pabaigą, už tai irgi taip svarstom, kaip reikia, kokiu tempu reikia važiuoti, kad galėtum pasiekti, sakyti, su tuo, ką turi. O pačio kaip psichologinė būsena, kaip kolektyvo viso ekipažo? Labai gerai. Parvėjom siek, mes taip sakom, prieš startą su Vytu. Ne, mes nusiteikę gerai, aš taip, nežinau, man patinka, kad ir Vytas labai viską, ta prasme, tiek pačiai priima, jisai nei nervinas, nei ką, ta prasme, nuovargis tik jaučiasi. Nuovargis tai iš tikrųjų jauna, o čia nenirgiu, dabar važinėjom ir sprendžiam, ar eit pavalgyti, ko labai norim ir jau faktiškai antrą dieną normaliai nevalgom, ar vis dėlto kristi iš karto gulti ir atstatyti biškį elementus energijos mūsų organizmuose. Porą žodžių fanam. Jų Lietuvoje yra tikrai nemažai. Parvėjom всех. Viskas bus gerai. Dėkui, aišku, tiem, kas palaiko. Dėkui labai. Tas jaučiasi. Aš labai tikiu tom visom energetikom ir žinau, kad mūsų fanai yra labai toli, o mes visą tai jaučiam čia važiuodami. Ir iš dalies stengiamės ir ne tik dėl savęs, bet ir dėl jų. Galima, aš eisiu jau ilsėtis. Atsiprašau, visą. Dėkui.